Reikia vandenėlis. Sveiki, vyriukai, vėl prie laivo. Žiūrėkit, vieną pusę padarėm. Koksai gražus, ane? Žodžiu, nebelimpa mūsų poliravimo aparatas sugedo. Mašina irgi neužsikūrė. Problemytė tokia įvyko, kad biški daug medžiagos netyčia ištryniau vakar. Žodžiu, keliamės savaitę dvi atgal, kaip čia mes atsidūrėm prie to laivo. Reikaliukas toks, turim vairo plunksną. Ir čia va mes ją tiek vadidinam. Čia biški padariau, dabar jau uždėjau vadus sluoksnius. Dabar iš demblio auginu storį tik tai. Ir, dar audinio yra, jisai yra daug stipresnis už tą demblį. Tai audinį dėsiu ant visos plunksnos. Čia vat jau jį kažkur vat nuo šičia dėsiu ir aplinkui visą tą plunksną, žodžiu, didelius gabalus jau čia. Jau ten jau darysiu daug. Iš vis be eilės. Kai yra gudras, tai reiškia gudras. Bet atsimenat anksčiau, kai būdavo, žiūrėkit, jaščikas būdavo 20, o dabar dėžė yra 10. Tai dabar realiai šiais laikais norint dėžės, iš tikro turi 2 dėžės pirkti, nes 2 dėžės lygų 1 dėžė. Gražu, gražu. Nu ką, šveičiau, prišveičiau, pridariau, uždėjau, dabar vėl, matot, viskas apibėgia, kaip priklauso, bet nieko, susišveis, va taip lipdai, dedi vieną sluoksnį, antrą sluoksnį, šveiti, dedi dar sluoksnį. Dar vieną sluoksnį užmečiau. Kaip gražiai. Va taip, va dabar su rankom darau, kad užsitemptų va ta briauna, nes tokia, va sakiau, man prieš tai nepatinka, tokie burbulai gaunasi. Bet aš kiekvieną sluoksnį uždedu. Tada sušveičiu, palyginu, vėl dedu, vėl lyginu, tai va taip kažkaip tos burbulus stengiuosi išgaudyti. Čia dabar sudėjau tam, kad, tipo lygiai, kad gautųsi, sudėjau 2 lentas ir tarpą užpyliau tą, dervą. Dabar taip biški gausis lygiau, pašveisiu, po to vėl kažką darysiu ir tada vėl kažką panašiai, čia žodžiu, jau atsibodo tą vasarą. Oi. Kol kas nekažin ką, atrodo, nieko, išlyginsim, einam lygint. O, pavyko pagaliau atidaryti. Labai greit stengsta šitą porą minučių, tik tai mygom sustengo, žiauriai greitai. Tiek išmaišiau iškart sukietėję. Po biškutį. Nu jau panašiau kažkas gaunasi. Čia gal nesąmonė, bet aš darau taip. Šitaip pasižymiu centrą. Tada šitaip pasižymiu, kur nukirpti. Čia va nusinešu, kur nėra vėjo, į garažiuką. Ir dabar nusikerpu pagal tą liniją. Nu, žiūrėkit. Opa! Kaip atrodo viskas.
Nu, dabar vaizdelis yra va toks. Labanakt. Oi, svetelių biški buvo užsukę. Teko pailsėti. Nu ką, šveičiam čia. Varom toliau šveist. Prasiskėdžiau gruntą su skėdikliu. Tai labai gerai gavas, labai patiko. Uždėjau 2 sluoksnius iš abiejų pusių. Dabar palieku taip ramiai kokiam 2 dienom, kad tas gruntas pilnai sukietėtų jau. Ir tada viską šveisiu iki jau ten stiklo lygumo. Ir tada vėl gruntuosiu, tik tai jau tada gruntą dėsiu su tikslu kaip į apsauginį sluoksnį, nes dabar, nu, čia taip pats sugalvojau, tai aš jį naudoju kaip išlyginamą į sluoksnį. Varau susipresuot goliukų. Pas mane čia anksčiau buvo tokia aliuminė įvorė, bet kaištis nerūdijančio plieno, tai galvaniškai nesiderina ir tas aliumas biškai ten iš ko radavo. Tai paėmiau dabar tiesiog goliukų. Didžioji hercogystė, jūs pasakėte, kad tai Didžioji Britanija, tai yra Liuksemburgas. Kaip galima mikroskopiniams objektams. Tai ką. Tai vairo plunksna džiūna, tas gruntas epoksidinis. Važiuoju jaučiu prie laivo. Galiu savo leisti skirt kelias dienas ten pabūt. Tai varom. Labs ryts. Nėra taip lengva prie tą laivą išvažiuoti. Ką varau šiandien rinktis, čia detalės visokias reikia po visą miestą prisipirkti, visokių vėl niekučių, varštukų, angaliukų. Reikia siuntas pasiimti. 4 siuntos šiandien turi mane pasiekti. Ką, nu tai ką, judam po biškį. Alkūnė. Silikoninė, ne dėl to, kad reikia silikoninės. Silikoninė dėl to, kad reikia alkūnės. Dar jungtelių paėmiau numažą ką, kad nepritrūktų, nes naudosiu aš jas. Ir 2 eglutės, kitokio dydžio, depo tokių didelių neturėjo, teko iš Litagros pasiimti. Varau garso izoliacijos, pakeliui užsuksime marinerą. Pasižiūrėsim, gal turės koldūno. Labą dieną. Koldūnų turit? Turime. Labai gerai, gavau koldūnų, galėsiu virt. Jau pas mane visi nusilaksta, tenai vienas kitas likęs dar. Kažkur čia būdavo parduotuvė, bet aš gal ne čia pasukau kažkur. Einu paguglint, kur čia atvažiuot man reikia. Ai, va, čia visai. Prie pat sustojęs per 2 metrus buvau. Kas čia auto garsas, nu bandom. Jopšik, matė. Au. O, gerai, dabar tik šitas ir šitas liko. Super. Nu ką, dabar reikia varyti kanistrų pasiimti. Vandeniui. O, kokia, žiūrėkit, geltona. O, tai va, su visų maišu duokit, iš labai patogumus.
Pusvalandį, tu įveiksite paletę? Ne. Tą savaitę. €2,50 A4 varščiukai. 10 komplektėlių pasiėmiau, nu, kad būtų, jeigu ir pameščiau ar ką. Tai va, tokia parduotuvėlė, labai daug metų, aš visą gyvenimą kažkokius šutinikus perku, turi jie labai daug visko, parduoda mažais kiekiais, nesiginčia, nepyksta, žodžiu, nusipirkau kelis varščiukus už normalią kainą, pardavinė ten po 5 eurus už vieną, kaip kitur būna. Žodžiu, turi visokių grąžtų, sriegiklių, įrankių, šiaip pagal DIN standartą prekiauja labai daug visokių tai mechanikos komponentų, ašelės, kaištukai, sriegiukai, visokie varštukai, specifiniai, visko daug turi. Jeigu kažką pametėt ir galvojat, kad viskas nebegausit, pasižiūrėkit čia, labai daug šansų, kad čia rasit labai daug ką, labai daug visko reto, sakykim. Varau dabar iki namų, labai reikia ant rimtą reikalą. Suėmė miestą, nėra ką daryti, reikia važiuoti namo dabar. Nu va, kol manęs nebuvo namie, kompas atvežė. Taip pat atrodo labai gerai, va greitas, nes aš kur turiu, jis toks labai lėtas, jisai kol ten kažką pasisuka, žodžiu, nu neina plaukti su jo. O čia ir kontrastuoja gerai, ir elektra yra su pašvietimu jisai. Padusau. Žodžiu, naudojuosi čia va, patarimais, išsipjausiu dar, nu, vardą laivo, lipduką užklijuosiu. Tai kaip ir lėkčiau jau, bet dar laukiu skambučio iš Mariaus, ar man tas raidės padarys ar nepadarys šiandien. Lipdukai bagažiniai. Viskas. Ką tik buvau pas Marių, pasiėmiau lipdukus, padarė greičiau nei kad per valandą. Jau, kokia kalda jobina čia. Nu, žodžiu, super, man patinka. Vat, šitaip dirbti reikia, aš vat, skaitau taip ir gerai. Paskambinis, sakai labas, reikia to, labas, atvažiuok už valandos yra. Pasaka. Žodžiu, lipdukai bagažiniai. Ką, reikia varyti, pasiimti barzdą, pasiimti pelę, varyti prie laivo jau. Viską susirinkom. Nu va, šveitikai pakrauti, poliruosim kėbulą. Sarvas dingis ar O mikro, palauk, kiek tenai? Vieną tik panelį ar kaip? Dvi, ne? Kur čia? Šitą mane. Opa. Kiek čia tų valandų net nežinau, netoli pietų jau. Barzda įdarbintas irgi dirba. Žodžiu, daug darom, mažai filmuojam. Įdėjom čia autopilotą, dedam dar grotelės vienas, kad gražiau būtų. Autopilotas pasijungia ten. Visas smegenis yra, nu dabar čia prikrovėm, ten žodžiu yra. Tingiu kraustyti ten žodžiu, tokia, ten dėžutė tokia su smegenim visam autopiloto. Ką, užsipylėm vandenį, tilpo 100 litrų vandens, tai biškai mažiau nei kad tikėjausi, bet dar užsipildys hidroforas, tai dar 25, ten 24 litrai, tai iš viso sistema bus, nu, 102 litrų, sakykim. Ai, dar galiu pasigirti savo puodynę, tai va, jau įtvirtinta jinai irgi. Dar nepridirbam nieko. Žiūrėkit. Dabar čia iki pilnos laimės trūksta, tai tik tai va, pasijungti elektrą. Man reikia relės. Žodžiu, relės neturiu, tai pabaigti irgi negaliu. Antisifono nedėjau, nes neturiu. Bet reikėtų, tai nu ateity irgi dabar bandysim taip, galbūt nesifonuos tas tūlikas, nu jeigu sifonuos, tai reikia žaisti su kranais, nu dar kaip sakant yra ką nuveikt, bet yra kaip yra dabar, čia nu reikės tos sifonus įsidėti. Mygtukas čia paspaudyti, ir mala, nu čia ta šūdmalė yra, va ten varikliukas va šitas va, ir jisai sumala kakę visą.
Nu, žodžiu, va tokia sistema. Labai džiaugiuosi, kūryba šita geras daiktas, galėsim drėbti. Sakiau, nesakiau, su vandens bakais buvo biški nuotėkis vandens. Tai ten vienoje vietoje įdėjau vieną chamutą, nes neturėjau tokio mažiuko, galvoju, bus gerai. Ir ten, kur vienas chamutas buvo, per ten ir bėgo. Tai va, įdėjau du, tą vieną dar, nu ten nedaverštas biški buvo, jisai tai daveržiau, įdėjau antrą. Žodžiu, nu, reikia dėti po 2 chamutus, jeigu reikia, tai reikia, nes po vieną po to būna bairiai tokie. Ir dar vienoje vietoje buvo bėgo vanduo, kur iš vis nebuvo chamutų, nes kažkas pamiršo chamutus uždėti. Tai, nu, bet susitvarkėm, dabar bandom pajungti elektrą siurbliui ir žiūrėsim, kaip čia pila vandenį mum. Čia ribukas buvo. Čia? Nu, nu. Dedam kompasą tokį biškį mažiau sovietinį. Gal bus gerai. Ką dar paskutiniai baigiamieji darbai. Čia tokią alkūnę įdėjau, nes man ten šlanga labai laužė laidus, paslitavom, jungiam. Reikia dabar čia vat prijungti elektrą. Neužtenka ir vietos skydę nebeužtenka ir mygtukų jau per mažai tiek prikroviau visokios įrangos į laivą, kad nebėra kaip pajunginėti viską. O, pirmas gabalas išimtas. Ką čia turim, užpildą kokį? O, gerai, puta. Ne balza, o devynisėlis. Puta, labai smagu dėl to. Ot ir padarėm. Oi. Putėlis skanukų. Nu ir puodą įsigijom naują laivinį puodą. Virsim sriubą, darysim lenkišką žiūrėką. Turim Krokuvos dešros, bet aš biškį savaip darau, tai savaip darysiu. Gerai, nevažiuok, viskas nevažiuok, užtenka, nu. Tavo atsakymas. Pala, žiūrėk, keičiam. Pala, ant vienos kojo, žiūrėk, keičiam. Imk tą. Čia, žinok, šitas žiauriai gerai. Kiek duodi? Kiek duodu? Nu. Na, aš taip, žiūrint, kaip greitai reikia čia, žinai. Ir... Tai duok, jeigu ne. Duok. Jo, tai ką žinau, nu... Duosi čirį. Ne, tai čirį, kad tu sakai 15. O 20 duosi? 20 duosi. O 30? Ne, kaip, viskas. Bet žinok, dar siuntimas ten. Tai va, pitakas tau ant siuntimo. Nu ką, davėm Jonui tarpinę. Buvau su savo variklio dalim užsakęs tokią. Čia pas mane su tokiu bloku vaizdelis kraupus yra. Tas visas laivas juda, vaikštai, siūbuoja, teliškuoja. Čia sekundė iki nelaimės yra likę. Čia va kažką bandžiau paveršti, o čia, nu vat, čia va taip va. Tikėkimės geriausio, kad dar nenukris šiandien, rytoj gal pasitvarkysim. Buvo prasileista ant pusryčių, nepapusryčiavom, dabar išalkom baisiai, varom virt sriubą. Ko ne, bėga, jau gerai, jau bėga. Pirmas etapas. Kiaušiniukai reikia pasigaminti. Nu, tai skaniai verdam sriubą, žodžiu, metėm sriubą, darom. Man reikia išsiaiškinti, kiek galingumo reikalingas saugiklis pompai, nes dabar darom ką? Bandom čia, žodžiu, nu aš čia suprantu, kad čia viskas yra nelabai gal gražiai pas mane, bandom pajungti vandenį mes. Nebėra nuotaikos, žodžiu, užspausta šlanga, nedateka vanduo. Aš čia galvojau, kad su alsuokliu bėda. Nu dabar vėl atgal uždėjau, žodžiu, čia vat yra pro bako apačią, praeina vat, nu tavo vidurinė šita va. Jinai va ten taip eina ir jinai kažkur čia, matyt, bus užspausta. Žodžiu, problemėlės. tą vandens baką reikia kažkaip aukščiau sumontuoti, reikia išpilti vandenį. Tai sakau, pasijungsim triumą, pompą ir išpilsim. Nepumpuoja. Nežinau, ką tik pumpavo, viskas gerai buvo. Dabar va, įkiši ir nieko nebesiurbė. Ką tik siurbė, viskas buvo gerai. Neturiu iš vis minčių, kodėl jinai taip elgėsi su mumis, nes ką tik veikia, viską išpumpavo. Ir nebepumpuoja.
sukasi, viskas gerai atrodo. Oi, kaip palengvėjo vyriukai, žinokit, radau sprendimą. Atbulinis vožtuvas nupirkau gerą, tipo, sakau, duokit, kad normaliai būtų, tai davė su galinga spiruoklė ir neatkėlė. Tai spiruoklė čia tokia buvo, aš ją dabar iškastravau ir dabar atbulinis vožtuvas tapo nebe spiruokliniu, o gravitaciniu. Tai va, atbulinis vožtuvas šiaip yra būtinas triumo pompai, jeigu kas dėsit, žinokit, nes aš esu įsidėjęs praeitais metais kitaip. Ir aš ją turėjau neveikiančią visais metais, nes jinai išpumpuoja. Ir tada iš šlangos, kas lieka, atgal subėga, viskas atsideda, vėl išpumpuoja ir vėl atgal subėga, ir vėl išpumpuoja, ir vėl tada atgal subėga. Ir tada taip vėl išpumpuoja, ir vėl subėga, ir pumpuoja, ir bėga, ir grįžti į laivą po savaitės nebuvimo. Akumuliatoriai išsikrovė, kažkas zyzė cypė. Biškino taikėlės atsirado, triumas išsipumpavo. Reikia dabar atkabinti vandens baką, kad išbėgtų visas vanduo. Aš dėl triumo dar tokią slaptą mintį turiu, kad ten gal visai neblogas tualetas būtų. Taip gerai pumpuoja. Nu ką, reikia dabar bandyti kokią tai nors vieną. Reikia atkabinti vieną šlangą kažkokią tai kažkaip. Ai, nu aš tai storas, jau tenai nieko nebedarau, netelpu. Įkinkiau barzdą dirbti. O, koksai. Oi, pakraipyk. Laivelėje situacija tokia, čia negalim pabaigti, kol nepabaigta ten. Kol nepabaigta ten, negalim pabaigti ten. Kol nepabaigta ten, negalim pabaigti čia kažkur. Ir va viskas taip, nu kaip visą laiką. Gera žinia ta, kad bent jau kokpite pasibaigiam reikalus, tai įsidėjom čia į rundukus ventiliacijas. Nu, ten autopilotą susitvarkam, pasileidom šį čia. Ir kompasas yra įdėtas. Jisai aišku stovi kampu, gal nėra gerai, bet man gerai, man tinka. Čia turėjom daug planų, čia eiti stiebą remontuoti, ten daryti, korpusą šveist, valyt, bet va, kad sėdint į palapinę, lyja lietus, tai gan stiprokai. Šiandien viskas, ką valgiau, tai pikniko pusę pakelio, su Jonu per pusę pasidalinam. Valgyt labai norėčiau, jau vakaras, nežinau kiek valandų, bet jau toj čia jau naktis. Garso izoliacija, tai irgi jau į pabaigą beveik įsidėjom. Net nepradėjom dėti. Norėčiau į sriubą išsivirt, bet čia nėra kaip čia maistą gaminti, vien varžtai visur. Jo, barzda numovė šlangą, vanduo bėga čia, triumo pompa pumpuoja. Taip suprantu, kad lochas pats pasisakysi, jo? Gal ir pasisakys. Vyrai dirba porą valandų. Ieško, kame problemo čia, važiuok, matai, nėra kamštuko. Na, ką. Tokie vat mažulyčiai. Čia vat būna. Tipo iš gamyklos, kai išeina. Nu ką, čiukšlytė nepatektų kokią turbūt. Tai va, nieka, nu tai ką, blėt. Oi, fuikeikis, fuikaka. Visą dieną prasiknu, ne dieną, prasiknesam čia. Bakus išardėm, šlangas nu, čia. O, tai žiūrėk, jau, žiūrėk. Ir jau sriegį suknisau, žiūrėk, matai kaip gerai suko, ne? No, šaunuolis. Šaunuolis, jo. O, čia. Viskas būtų gerai, tik tai dabar reikia tą šlangą ten, oi, ten. Nu čia iki nakties turėsim dabar ką veikti tą šlangą, gal sukišti ir pajungti prie bakų. O, taip laimę rodau savo džiaugsmą. Žiūrėkit, matot, siurblys yra atjungtas. O vanduo. Tata. Iš hidroforo veikia. Veikia vandenėlis. Ir kanalizacija veikia. Viskas veikia. Barzda vėl savo vietoj dirba. Nebumbėk barzda. Žodžiu, dabar mes turim
Nu, ten yra antras atbulinis vožtuvas. Noriu pažiūrėti, ar jį pramuš tą spiruoklę, ar nepramuš. Tai pilam vandenį. Ok. Ar pumpuoja, ar ne? Oi. Nu va, ir nepramuša ir šitą atbulinę. Taip. O jeigu mes jį... Opa. Kaip čia dabar su viena ranka man nepatogu. Ai. Nu va, vėl kažkas nebeveikia. Tai kas dabar? A, jau siurbė. Viskas. Išsiurbė. Reikia čia tas šiukšlės išsivalyti, čia visokių šiukšlių prikritę. Ir užsikiša tas siurblys, ar kas čia dabar vyksta. Ką, dar viena avarija, ne? Prisipilstėm čia, ai. Tų šiukšlių buvo bilgiai visokių, tai greičiausiai prisiurbėm tų šiukšlių. Ir dabar tas atbulinis vožtuvas nebeužsidaro. Ir ten, va taip ir viskas vyksta. Nežinau. Nu, reikia įtardyti atbulinį dabar čia. Nu, situacija tai tokia yra. Čia yra plūdė. Ai, žiūrėk, iš vis nebeveikia. Žodžiu, pradėjo atvirkščiai veikti. Dabar iš vis nebeveikia. Va, žodžiu, dabar vėl pradėjo veikti, va. Tai kai plūdė pakelta neveikia, o kai nuleista veikia. Op. Tai va, šaina. Nėra labai, kad būtų patogu, nes kriauklę naudotis galima bulvės. Nu, šneku šūdus, kai klupiai, va, aš klupiu. Jo, bet vandenėlis, užsukam, taupom, dedam ant laiptą. Plaunam kitą bulvytę. Bulvės turim, sriubai dar reikės. Ko čia mum? Kur Krokuvos dešra? Va, radau. Dar reikalinga bus petražolė. Ir dabar eisim, nusiplausim porą ir pipiriukų. Ką veikia? Ai, miltai sušokę po žiemos, tai sijoju. Nu ką, sriubikė verda, bet sriubikė tik rytoj. Pusryčiam bus, nes skaniausia sriuba tai kaip per naktį pastovi. Šiandien tai čia kažkokių vat papigeiskų tokių. Pratrysim po to turbūt nuo šitų, bet nu pabandysim pagrilinti. Ką? Barzda trūkęs, sasiskus kepa. Ką žinau. Nu taip šlikščiai tos sasiskos kepa, ne kažinką vaizdelis, ten gaidys, tas grilis vienkartinis. Jau šiais metais į laivą nusipirksim Kamado pikniką, tą mažiuką. Principė tam, kad vėją užstot, nes, nu, kai bus, žodžiu, su laivu būni, visą laiką vėjuota būna. Tai grilis, jisai tam negerai. Tai pikniką imsim, kad būtų kaip grilis, bet, nu, jame vėjas užsistoja, žodžiu, nesvarbu. Ką, nu, bandysim neapsvemti nuo tų sasiskų, laukiam, turi dar Jonas ateiti iš troškės albinko falškelis pavalgyti irgi, tai. Nu, tai tu pasim, man tai tas nervina, čia visus kadrus man gadina. Ja, šitas irgi gadina. Jo, išimk ir tą. tą tik palik man, šitą palik. Nu, gal nieko, normaliai gavos, tas sasisko gerai gavos. Ne, nu, normaliai klaus. Normaliai. Normaliai gavos, nu rimtai geras sasisko, nu rytoj bus. Bet va kaip įdomiai gaunas, Jonas kaip išvalgė, Barzda kaip išvalgė ir aš kaip pridergiau. Labas ryts. Sunkus ryts. Net.
Neturiu jėgų. Ruošiam kavytę, šildom sriubytę. Normaliai čia atsigavom su darbais, dirbam, barzda irgi darbintas. Nesididžiuoju čia to savo elektros skydu, žinokit, tikrai baisiai čia atrodo vedžiota, privedžiota, čia iš vis man tokių padaryta vagų. Nu, bet taip yra, kai jungi vis kažką naujo, dajunginėjai ir, nu, tada jungi ant kažko prijungto, žodžiu, darai, bandai, kombinuoji. Jeigu būčiau turėjęs visus autopilotus, tūlikus, siurblius, viską, žodžiu, jeigu būčiau turėjęs prieš darant šitą visą elektrą, tada būčiau tvarkingai viską pasidaręs, bet dabar, kai vis dalipdai kažką, nu tai va taip ir gaunas nesąmoningai. Žinau, teoriškai dabar įjungiu elektrą ir turi nepokštelt. Op, nu, jau gerai. Ir dabar trečias mygtukas turi būti siurblys. O, girdit barbę? Nu, žiūrėkit, engine blower. Opa. Aparatėlis yra šitas dabar va. Bus galima išsivedinti variklės skyrių, kad nekaitintų karštą vasaros dieną, jeigu taip nutiktų kada. Ir dar kas gerai. Ai, nu ir šiaip tas pas mane MD7, ten tas variklis nelabai jisai aušinasi, dabar jau aišku aušinsis, geriau kai padarysiu šį. Bet ir dėl aušinimo gerai turėti tokį dalyką, jeigu karštą vasaros dieną plauktum ir kaistų motoras, ką daryt? Spaust mygtuką. Opa. Opa. Triumo pompa sugedo. O man bus gerai, kad aš jausiuos ne tik tai atėjęs, suėdęs ir išėjęs, o blėt, bent bulvės pavartęs, žinai. Atidarėm valgyklą, šeriam Joną. Na, turė mortę. Pusiau da kepė, pusiau da kepė. Paskubėjote tamsą, alkanas kaip. Papildymas. Atvažiavom papildymą padaryti. Užgyvenom biškį šiukšlių, net musytės aplinkui skraido. Daug moškių. Prasidėjo moškių sezonas jau. Su darbukais irgi šiandien sunkiai. Vakar buvo vakaras labai geras, vakare smagu buvo, o šiandien vat jau nebelabai smagu. Tai lėtai su tais darbais šiandien. Na, čia, žodžiu, reikia čia kažkaip taip reikia uždėti, padaryti. Galvas skauda. Vaizdelis toks, du atbuliniai vožtuvas, vienas iš rankinės triumo pompos, kitas iš elektrinės triumo pompos. Žodžiu, nu ką, nėra motyvacijos man čia šiandien labai linksmam būt. Dar čia nelaimė atsitiko, spėkit, kas išbėgo. Kad čia taip nešvariai atrodo, man čia pavalyti reikia. Oi, man gal nusivalys va. Nu, tipo viską pabaigiam su vandentikiu. Viskas, vandentiekio baigtumas 100%. Čia tipo kraniukas, va, viskas pasijungia. Čia galima, žodžiu, čia galima ir kitokią šlangą jungti, ten keičiama yra viskas. Nu ir va, taip va. Čia vat, nu man tai žiauriai patinka. Žiauriai džiaugiuosi šito. Fainai. Viskas pilnumoj, 100% baigtumas viso projekto. Va, kriaukliai vanduo, indom plaut, rankom plaut, čia toksai kaip ir
ale laivui nusiplauti, ar kokpite kažką pasiplauti, ar jeigu ten, nu, žodžiu, kažką reikia pasiplauti, va yra kokpite vanduo, plus, nu, žadam keliauti su laivu, tai dušą turėsim, jeigu, tarkim, reikėtų, tai kokpite galima nusipilti su tuo vandeniu būtų. Tai kietai, ne? Gręžiam, pridulkėjo, nesusribėm, sušlapą su vandeniu, viskas. Čia tie pakampiai visi, nu, žodžiu, baisu, viskas yra, popieriai mėtas iš šiukšlės visur. O šiaip dar buvau tokios biškai kritikos gavęs čia pradžiai iš kelių žmonių, kad kam tas hidroforas, kam čia reikia, tai tiesiai iš siurblio pumpuoja. Eikit, kaip aš džiaugiuosi to hidroforu, užpumpuoja ten tos 24 litrus ir kol ten kokius indus išsiplauni, tai siurbliukas net nesuburbė. Jis tenai tas slėgį atkelia. Pats kartais čia jam, kada va reikia, jisai biškai padirba ir viskas. Matom, kad į uostą kranas atvyko didelis. Einam pasižiūrėti, ką kels. O, dar vienas atvažiavo. 2 kranai atvarė. Tai kažką čia kels į vandenį. Bet mes čia sėdim, žiūrim, kad pas Smilgius laive kažkas numirė. Vėliava nuleista ne iki Zalingo iškelta. Įdomu, kas mirė. Mes galvojam, kad akumuliatorius. Kas čia kažkokį šamurliaką gamina, kas makaronus verda, išvalgiam sriubą, puodą neplovėm, verdam makaronus. Verdam labai daug makaronų, nes tai yra paskutinis maistas, kuris mums liko. Dar ateis Jonas valgyti, dar pusryčiam reikės, tai misimų makaronais, žodžiu. Nu ką, dirbam, nieko neprifilmavom. Vakar ištyrinau medžiagą, tai jau video pradžiai šitą pasakiau. Vienu metu nufilmuoju dabar ir pradžią, ir pabaigą. Tai žodžiu, kas vyksta. Pasipoliravom laivą biškį, bet jau turime mes judėti iš čia. Čia kas? Dar biškį dūlikų tokių liko. Ne viską nuplovėm. Tai ką, tą vandentikį pasidarėm labai gerai, prisipildom bakus, čia su aukštą srovę purškiam viską, super. Šitos pusės nespėjom padaryti, nu, problemos pas mus čia, žodžiu, skubam, lekiam, turim važiuoti. Mašiną užkūrėm, buvo batareikai išsikrovus, neįsivaizduoju kodėl, nepatinka man, kai nežinau, kodėl atsitinka dalykai. Viskas, vyriukai, varau rengtis, važiuojam į Kauną. Yra penktadienis, dabar padarė man motorą, Gilsas įdėjo galvą, padarė, noriu pasiimti variklį šiandien ir spėt, kad savaitgalį galėčiau rinkti. Iki.